Na, Vilniaus Rytui tikrai pasisekė, kad turi tokius ištikimus, aistringus fanus, kurie visada ir visur kartu. O mes toliau judame jau, kaip supratote, į ketvirtadienio paknyginėjimus. Čia šį kartą keliausime per klasikinių istorijų pasaulius, nuo paslaptingojo vampyro Drakulos iki mokslinio eksperimentų siaubo ir nuotykių žemės gelmėse. Taip pat prisiminsime ir tokius kūrinius, kurie tapo lietuvių literatūros klasika. O su mumis šiandien vaikų ir paauglių literatūros žinovė Eglė Baliutavičiūtė. Sveiki, Eglė. Labadiena. Tai pradėkime nuo tų pasaulinių tikrų šlagerių, galima turbūt ir taip pavadinti. Kaip galvojate, kodėl jie vis dar iki šių dienų išlieka aktualūs? Turbūt priežasčių yra daug, aišku, tai yra talentingai, įdomiai parašyti kūriniai, bet yra tas bendrasis kultūrinis laukas. Tai kūriniai, kurie eina iš lūpų į lūpas, yra daugybė žmonių, kurie neskaitė tų kūrinių, net filmų nematė pagal juos pastatytų, bet apie juos girdėjo, žino daug maž siužetą, pagrindinius veikėjus. Tai kartais kultūros reiškiniai, pavyzdžiui, knygos tampa bendro susikalbėjimo priemonė. Ir ne veltui tuos kūrinius, kuriuos skaito vyresni paaugliai arba suaugusieji, neretai bandoma pritaikyti ir vaikams, kaip yra ir su šita serija, nes tai nėra originalūs tekstai, originalūs būtų kur kas ilgesni ir žiauresni, reikėtų pasakyti. O šita klasika vaikams yra būtent pritaikyta jaunesniesiams skaitytojams, tai maždaug nuo 6-7, pagal gebėjimus ir brandą maždaug tokio amžiaus vaikams, kad jie jau pradėtų pažindinti su ta mūsų pasaulinė literatūros klasika, žinotų tuos veikėjus ir galbūt vieną dieną ateitų ir pasiimtų tuos originalus, kurie yra, kaip sakau, tikrai ilgesni kūriniai. Na ir kaip ir minėjote, taip, viena iš tų knygų yra Drakula, atrodo tikrai žiaurus, baugus, siaubo kūrinys. Bet reikėtų tikrai pasakyti, kad tie, kurie dirba su vaikų knygomis, paprastai labai gerai išmano, iki kiek galima nueiti, ką reikia nutilėti, išimti, ką galima palikti ir, na taip, tokiuose kūriniuose paminima kokia nors blogybė, pavyzdžiui, nužudymas, bet tai nėra eksplikuojama, nerodoma, viskas taip yra paminima, bet to, kas tikrai galėtų labai stipriai sukrėsti vaikus. O pati istorija tikrai jaudins ir vaikus, ir suaugusius, nes nuvažiuoti į grafo Drakulos pilį, kaip štai jaunasis advokatas padaro, jis net nežino, kas tas grafas Drakula ir staiga tamparam vampyras. Bet ir kam čia šitoj istorijoje blogai baigsis? Ar tam jaunam advokatui, o gal pačiam Drakulai? Tai čia gali būti, kad net visai ne pagal originalų scenarijų ta baigtis tikėtina. Gali būti, kad šiek tiek pasuka autoriai, taip iš tiesų. Gerai, bet tas bendrosios kultūrinės dėmenys tikrai egzistuoja visuose šituose kūriniuose. Na ir antrasis kūrinys, aišku, Frankensteinas, labai garsus romantizmo kūrinys ir jisai kalba iš principo, nors tas siužetas, taigi visi žinome, daktaras sukuria pabaisą, atgaivina ją ir pats pasibaisi tuo, ką sukūrė, bijo savo kūrinio, o kūrinys nori santykio kažkokio, jis nėra pabaisa savaime, jis atrodo kaip pabaisa, bet viduje toks nėra. Jis tampa tokiu dėl tam tikrų vėlesnių veiksmų ir to, kas susiklosto, bet tai kūrinys atsakomybė, apie tai, kai mes ką nors sukūrėme, paleidžiame į pasaulį, nesvarbu daiktą, gyvybę ar kažkokią technologiją, mes negalime nuo jos nusigręžti, mes liekame atsakingi už ją ir moraliai ir kitais atžvilgiais. Tai šitas kūrinys, manau, kad su vaikais ne tik paskaityti, bet ir pasikalbėti, kas tai yra atsakomybė, yra labai naudingas. Girdžiu, kad temos tikrai skamba. Graži istorija. Laikinėme pasaulyje labai. Be abejonės. Dar vienas dėmuo, kodėl kai kurie kūriniai išlieka, nes jie kalba apie tai, kas mums aktualu visais amžiais, keičiasi aplinkybės, bet ne esmė. Na ir čia jau labiau nuo siaubo pereinam prie nuotykių ir kelionė į Žemės centrą, kur laukia netikėtumai, keistenybės ir, aišku, tai yra labai garsaus Žiulio Verno kūrinio adaptacija vaikams, bet manau, kad tiesiog tokiam lengvam vakaro skaitiniui, kai tiesiog norisi į kažkokį kitokį pasaulį pasinerti. Puikiai.
Ir vaikams, ir suaugusiems jau girdžiu. Keliaukime prie lietuviškos klasikos. Matau, čia priešingai nei buvusios knygos, tokios jos kuklesnės savo dydžiu, o čia turime, Vilių karalių jau tokį nemenką. Taip, žinot, jeigu suaugusiem ar vyresniam paaugliui duotum kaip šitas gausiai labai iliustruotas knygas, jie greit prarasti susidomėjimą. Mane laikai. Aš jau didelis, aš jau skaitau kitokias knygas. Nebent tai yra komiksai ir panašiai, bet jeigu kalbam apie romanus, tai aišku, jie yra kuklesni, išorė, išvaizda galbūt, bet neturinio. Ir dabar rankose laikau Vilių karalių, tikrai be galo garsų kūrinį, kurį jaunimas skaito ir mokykloje, kartais atranda universitete žmonės arba vėliau, bet tai tikrai yra labai įdomi tokia psichologinė šeimos drama, nukelianti į mažąją Lietuvą, šiek tiek prieš pirmą pasaulinio karo metais taip pat. Tai pasakoja apie karalių šeimą, kuri buvo labai turtinga, didi, žinoma tame regione, ir jos ir pakilimus, ir nuosmukius, nes kai jau ūkį paveldi Vilius karalius, pagrindinis, galima sakyti, veikėjas, jisai nesilaiko senųjų tradicijų, to patriarchalinio modelio, nesilaiko to ūkininkų moralės kodekso, galima sakyti, bet jis nori tiesiog turtų, šlovės ir moterų. Ir tai, aišku, šeima nuveda liūdnais keliais. Nemažai iššūkių, matau. Ir tai tikrai toks dramatiškas labai kūrinys, kuris kartu parodo tą mažąją Lietuvą, kurią mes didžiosios Lietuvos gal gyventojai dar per menkai iki šiol pažįstame. Iš tiesų, kai kurie net girdžiu paklausę, o kuri čia dalis yra? Tai puikiai galima susipažinti, nes yra prašomos ir tradicijos visose tose dramose ir panašiai. Aha, bet galim dar šiek tiek priminti žmonėms, kažkur tie Šilute, ar ne? Šilute, taip, į Klaipėdos pusę, va ten. Ir Prūsijos dar dalis buvo senosios. Taip. Keliaukim toliau, Kuprelį turime Šeiniaus. Taip, dar viena labai garsi knyga, lietuvių literatūros klasika su nauju gražiu viršeliu. Tai yra, bent jau taip tituluojama, pirmoji meilės istorija lietuvių literatūroje. Ne istorija, o romanas. Jisai buvo parašytas pirmą kartą dar prieš pirmąjį pasaulinį karą, bet Šeinius taisė savo kūrinį ir iš tiesų mes dabar skaitome antrąją jo versiją. Jis pats perrašė. Bet pirmoji neprieinama yra versija, niekam. Galima ją atrasti bibliotekose, tikrai galima, kam įdomu, bet į kanoną, tai ką visi skaito ir mokykloje, ir vėliau, jeigu domisi, tai yra šita versija, antroji. Ir tai, kaip ir sakiau, meilės istorija, bet jinai nėra ta populiarioji, lengvoji meilės istorija. Vis dėlto tai yra rimtoji literatūra. Šeinius buvo stiprus impresionistas ir šitame kūrinyje galima ir romantizmo tam tikrų aidų aptikti ir pasakojama apie Kupreliną, kuprą turinti žmogų, kuris manė, kad meilė yra ne jam, bet nors jo išvaizda daugumą atgraso, jis labai giliai mąstantis žmogus, labai apie pasaulį, apie kitus galvojantis, geras, toks dorybingas žmogus. Ir kai netikėtai jo gyvenimą pasibeldžia meilė, aišku, jo gyvenimas nušvinta naujomis spalvomis, jis atranda to, ko nesitikėjo atrasti, bet mylėti ir sulaukti meilės atgal nėra tas pats ir kartais ta meilė gali būti iš tiesų dramatiška ir labai skaudi ir apie tai ir kūrinys, bet sakyčiau, kad tai vienas tokių stipriausiai gal paliečiančių kūrinių mokykloje skaitomų, nes būtent susijęs su tai, kas daugeliu jaunimo labai aktualu. Na taip, tampa santykiai. Aktualu, taip pradeda jausti tą gyvenimą, patirti ir paskutinioji. Tai Vinco Krėvė šiek tiek turime ir apsakymus, kitus, ne tik Skerdžių čia matau. Taip, čia yra ir Bobulės vargai, ir keli kiti apsakymai. Gal aš bendrai labai pasakysiu, kad, aišku, Skerdžių dauguma turbūt vyresnių skaitytojų, klausytojų, taip, žiūrėtojų šios ir laidos. Skaitytojų, žinoma. Ir skaitytojų, taip, iš mokyklos ir iki šiol Skerdžius yra skaitomas, taip pat ir kai kurie kiti apsakymai. Ir Vinco Krėvės kūryboje tikrai ryškus romantistinės linijos, romantizmo, linijos ir bandymas atrasti
tokį stiprų archetipinį lietuvišką charakterį. Aišku, jisai tų idėjų semėsi iš romantizmo ir iš tų didelių idėjų. Ir jo veikėjai, pavyzdžiui, tas pats Skardžius dažnai būna nesuprasti, bet viduje labai stiprios dvasios. Jie yra tarsi net nepalaužiami. Ir tai turbūt labai žavi, bet aišku, tai yra iššūkį keliantis kūriniai, nes iš tiesų mes labai pripratę ilgus kūrinius skaityti, kur labai daug kas atskleidžiama, papasakoma, detalizuojama. Staiga tu turi daug glaudesnių kūrinių, kur tu kaip skaitytojas gauni daug daugiau užduočių iš skaitytojo, iš rašytojo pačiam susivokti, susidėlioti taškus ant jį. Tai savotiškas žaidimas gaunasi, aišku. Intelektualus labai žaidimas ir manau, kad tikrai paaugliai, bet kokiu atveju skaitys, bet tie, kurie neskaitė suaugusieji, manau, irgi būtų verta atsiversti ir vieną kitą tekstą perskaityti. Tai būtinai taip ir padarysim, aš pati pajaučiu tokią didelę nostalgiją, ką tik. Ačiū, Egle, už tą jausmą. Ačiū Jums.